O dabar nominacija socialiai atsakingas verslas. Ir žinot, iš karto norisi pakalbėti apie pavadinimą. Ausis, kai girdi, tuomet manai, kad taip gal ir turi suprasti. Hi, pavyzdžiui, angliškai, arba laps. Tai tarsi būtų sveikas, bet čia pasirodo visiškai viskas yra kitaip ir daug apie ilgą įdomią istoriją ir apie labai įdomius produktus čia, taip pat Kauno rajone. Tai sveikinuosi su Hi Labs įmonės vadove Lolita. Sveiki. Sveiki. Malonu. Kas yra Hi Labs? Apie ką yra ši istorija, kuri, kaip sakot, 70 metų? Ši istorija prasidėjo iš tiesų seniai, įmonė skaičiuoja daugiau kaip 70 metų ir visai neseniai mes dar vadinamės Hygėja. Ir Hi Labs pavadinimas yra sumodernintas, adaptuotas tarptautiniai rinkai, bet su didžiulė pagarba įmonės ilgam keliui, istorijai mes toliau nešame tą vėliavą. Tai dauguma mus pažįsta ir asocijuoja be abejonės su kurmiu, turinčių ilgametį istoriją, ir mes labai norime sukurti naują istoriją su naujais savo produktais, kuo ypatingai didžiuojamės. Tai šių metų žvaigždė, mūsų darbas su nauja filosofija. Gaminame skalbiklius be kvapų, be dažų, be konservantų ir visi jie yra patikrinti tarptautinėje Hamilton laboratorijoje. Tai savo rankose laikau šių metų aukso medalininką. Tai yra priemonė skirta nukalkinimui kavos aparatų, virdulių ir tikrai reikalinga kiekvienose namuose. Šių metų gaminiai buvo ypatingai vertinami per žalumo prizmę, per tvarumo prizmę ir per netradicinius sprendimus. Ir netgi susilaukėme iš komisijos nario skambučio, kuris pats yra chemikas, kur buvo tikrai graži diskusija apie formulę ir sakė, jūsų sprendimas yra išskirtinis. Su vyr chemikė analitikė Gabrielė Strimaitienė, dirbu šioje laboratorijoje. Mūsų mokslas ir inovacijos yra iš tikrųjų neatsiejama dalis nuo mūsų įmonės. Mūsų įmonėje veikia iš viso 3 laboratorijos, tai yra kokybės laboratorija, mokslo ir inovacijų laboratorija, bei mobili laboratorija, kurią turim čia ant stalo. Pas mūsų klientus įmontuotos yra automatinės dozavimo sistemos, tai naudojantis įvairiais prietaisais mes galim išsitirti, kokios koncentracijos yra darbinių tirpalų, ar jos nenukrypsta nuo normos, tada galime ieškoti įvairių gedimų. Ir žinoma, po plovimų galime pasitikrinti su tokiu nešiojamu paprastu prietaisu, ar nesidaugina kažkokie mikrobai, pavyzdžiui, ant paviršių, ar plovimas yra atliktas tiksliai ir efektyviai. Dabar esame kokybės laboratorijoje, tai šioje laboratorijoje mes tikriname mūsų pagamintus produktus pagal vidinius standartus ir jeigu jie atitinka, mes juos išleidžiam tolyn į gyvenimą. Tai apie socialiai atsakingą verslą. Kas tai yra pagal jūsų supratimą ir filosofiją? Pirmiausia, tai yra darbo aplinka, kokią mes kuriame savo komandai. Nes tik saugioje aplinkoje, tik ergonomiškoje aplinkoje gali gimti saugus produktas.